Sveiki bičiuliai, už manęs vėl Motoraider salonas ir dar viena pirmų įspūdžių apžvalga. Šį kartą herojus šios apžvalgos bus CF Moto 1000 MTI. Tikrai nekantrauju išbandyti šį motociklą, labai įdomu, kaip šis variklis jausis šitame formate, bet apie viską pakalbėsime važiuodami. Tai nieko nelaukiu, sėdu ir dalinuosi su jumis pirmais savo įspūdžiais. Važiuojam. Senai nevažiavau su dideliu motociklu, tai bus įdomu, koks čia jausmas. Jausmas yra tos galios, kuri nereikalauja pastangų. Taip atrodo variklis, bent jau pirmas pats įspūdis. Na, o dabar pašnekėkime pirmiausia apie tą antraštę. Greitesnis negu KTM. Prisipažinsiu, aš truputėlį sumanipuliavau, kad atkreipčiau jūsų dėmesį, bet tai nereiškia, kad tai, ką aš pasakiau, yra netiesa. Matot, anksčiau KTM savo variklius licenzijavo CF Moto ir leido senesnius modelius naudoti savo CF Moto motocikluose. Tai tarkim, jeigu KTM turėjo Adventure pagrindinį flagmaną 790, tai kai išleido 890, jisai leido CF Moto naudoti tą senesnį 790 variklį savo motocikle, tai yra 800 MT ir paskui 800 MTX. Tai štai dabar situacija yra tokia, kad šis 990 variklis, kuris irgi yra KTM ir yra licenzijuotas KTM, yra CF Moto Adventure motocikle, kai tuo tarpu pats KTM dar neišleido Adventure modelio su šiuo varikliu. Tai išties labai įdomu. Su šiuo varikliu aš jau esu pažįstamas iš KTM 990 Duke. Tikrai paliko įspūdį variklis. Ir kol kas labai man patinka, irgi pirmi įspūdžiai, dar nedaug pavažiavau, kiek matėt, bet atrodo, kad labai gerai veikia quickshifteris. Labai tolygiai, prognozuojamai, kol kas neturiu priekaištų. Aišku, pabandysime labiau įvairesnėmis sąlygomis. Dažniausiai KTM-ui būdavo problemos su tuo, kad jeigu agresyviai neakseleruoji, tai tas quickshifteris veikia taip neypatingai gerai. Šiuo atveju kol kas nebandžiau labai švelniai akseleruojant, bet va, nu puikiai. O dabar atleidus gazą, labai gerai. Tai pakalbėkime apie tuos pirmus įspūdžius, ką aš jaučiu važiuodamas su šiuo motociklu. Pirmas dalykas, ką iš karto pajaučiau, keista sankabos rankenėlė. Jinai yra tikrai trumpesnė negu standartiškai. Jeigu priekinė stabdžių rankenėlė yra labai panaši tai, kas būdavo anksčiau CF Moto tiek priekiniam stabdžiui, tiek sankabai, tai dabar sankabos rankenėlė konkrečiai yra kitokia. Aš suprantu, kad jinai yra padaryta su tikslu, kad būtų trumpesnė, bet sankaba yra per daug sunki, kad galėtum ją spausti vienu pirštu. Na, 2 pirštais gerai, patogiai nusispaudžia rankenėlė ir tada kitų 2 pirštų neliečia. Tai tas smagu, bet tuo pačiu man jinai kažkaip lyg ir biški tolokai, lyg ir gali ją reguliuoti, bet ne tai, kad jinai atsistotų arčiau, bet atrodo, kad laisvumas sankabos padidėja troselio. Dar reikės sustoti ir pabandyti, pasireguliuoti. Quickshifteris, grįžtam prie jo, dabar šiek tiek ilgiau pavažiavau, tai vis tik tai ne BMW lygio ar Yamaha lygio švelnumo ir rafinuotumo quickshifteris. Vis tiek jisai dar kartais būna toksai aštrokas, bet turbūt veikia geriausiai iš KTM grupės bandytų motociklų, tai gal ir nėra tai blogai. Kol kas, kiek važiuoju tokiais keliukais, motociklas labai maloniai valdosi.
Labai paklusnus, labai stabilus jaučiasi posūkiuose, tai tarkim, jeigu reikia man pasidaryti kažkokį kampą, aš jį pasidarau ir motociklą nieko nereikia daryti, kad jisai tą posūkio kampą išlaikytų. Nu, labai tikrai švelniai ir maloniai elgėsi posūkiuose motociklas, neturiu čia jam priekaištų. Puikiai. Dar vienas dalykas, kas iš karto kliuvo į akis, šitas atnaujintas ekranas. Smagu matyti kitokį vaizdą ir gal jisai kažkaip dizaino prasme grafiškai atrodo geriau, bet nežinau, ar yra aiškiau. Čia tarkim kažkoksai toks labiau vairuotojui skirtas ekranas, čia jeigu paeinam iš šono, toks labiau, kaip suprantu, čia galėtų būti navigacija, čia informacija apie motociklą, čia turbūt meniu visokie ir panašiai. Tai kaip ir jo, bet tuo pačiu dar čia trumpai važiuodamas, minkindamas, nesupratau visų dalykų, kurie man būtų naudingi. Tarkim, norėjau pasikeisti režimą, važiuodamas greičiau užmiestyje, negalėjau pakeisti iš rain į off-road. Dabar, tarkim, jeigu grįžtu į tą ekraną, tarkim, noriu pakeisti į all terrain. Ilgai laikau M mygtuką, lyg ir pasikeičia, atleidžiu ir vėl grįžtu į off-road. Tai galbūt šiam pakeitimui reikia sustoti. Nežinau. Na, pabandysim. Šiandien ypatingai karšta diena. Net įdomu, ar kur nors rodo lauko temperatūrą, bet kol kas nematau. Padanga čia rodo. Galinė padanga kem 4 laipsniai. Neblogai. Ir aš nepasakyčiau, kad aš čia labai intensyviai važiavau. Jum tai turėtų leisti suprast, kad lauke tikrai karšta. Off-road standard. Gerai, o ką čia, kaip čia viską dabar keisti? Standard. Nu ir kaip dabar čia pakonfirminti? Kaip? Confirm. Enabling. O, dabar supratau, dabar bus all terrain. Ne, vėl įsijungia off-road. Kas čia per nesąmonę? Tai grįžtant prie temperatūros, dėl ko apie tai pradėjau kalbėti. Jaučiu, kaip man kaista koja. Dešinė koja. Čia ties pakoju jaučiu, kad ten kažkas labai stipriai kaitina mane. Tai, ja. Gerai, aš tikiuosi, čia dabar turėsim galimybę sustoti ir pabandysiu tada įsijungti tą all terrain ir pažiūrėti, ar tikrai čia jisai įsijungia, ar kame čia reikalas. Riedant labai lengva įmesti laisvą bėgį. Gerai, bandykime. Įmetam. Ne, tai man reikia all terrain. All terrain. Confirm. Enabling. Nu ir dabar liks. Liko, bet užgesau. Gerai. Tai žodžiu, pilnas off-road režimas, tas all terrain įsijungia tik pilnai sustojus. Bet geras dalykas yra tas, kad jeigu motociklas užgesta, jis nepersijungia į paprastą režimą. Aišku, jeigu užsukat raktelį ir vėl įjungia degimą, tada grįžta į off-road režimą. Tai tą svarbu žinoti. Čia keičiasi prasisukimo kontrolė. Galima ją išjungti. ABS-as irgi galima išjungti. Galinį galima išjungti. Vat įdomu, ar ant all terrain, bet man atrodo, ant all terrain, kai įsijungi tą režimą, išjungia ABS-ą visuose ratuose, kas yra labai gerai. Bet aišku, aš dar tą turėsiu patikrinti. O dabar važiuojam į miestą ir pasižiūrėsim, kaip mieste jaučiasi motociklas. Ir aišku, apie tai pakalbėsim. Kol kas, aišku, labai nedaug pravažiavau, bet visai jaučiasi maloniai. Motociklas, jeigu laikau vienodai akceleratorių, lyg yra šioks toks pulsavimas, bet reiktų pasakyti, kad tikrai mažiau negu būdavo ankstesniuose CF Moto modeliuose, kur visada aš skųsdavausi tuo
akceleratorium. Dar netkreipiau dėmesio į akceleratoriaus darbą toje pačioje atsidarimo pradžioje, kur irgi man visada kliūna ir ne tik ant CF Moto motociklų, bet ant daugumos modernių atitinkančių aukštus ekologinius standartus. Aišku, kai kuriem gamintojam labai sekasi gerai padaryti akceleratorius, kurie netrukčia ir yra labai malonus. Ir, kaip jau sakiau, iki šiol netkreipiau dėmesio, kad šis trukčiotų ir netkreipiau dėl to, kad jis netrukčia. Tai yra labai geras dalykas. Smagu, kad pagaliau CF Moto tas pavyko. Gerai, dabar štai važiuojam mieste ir motociklas, aišku, kaista labiau lėtai važiuodamas ir įsijungia tas ventiliatorius. Tai dabar karštį ne tik jaučiu prie to savo dešinės kojos ten kažkur apačioj ties blauzda, bet jau pučia man ir į tarp kojų. Tai jo, karštoka. Na, bet šiandien tikrai karšta diena, aš nežinau tiksliai kiek laipsnių, bet manau virš 30. Negana to, vakar buvo Kaune, mačiau, kad 34, tai asfaltas yra tikrai įkaitęs. Už tai labai karšta ir kiekvienas, nors 1 laipsnio pakilimas labai jaučiasi. Štai prie šviesoforo labai buvo lengva įmesti laisvą bėgį, labai lengvai įsimetė. Pasižiūrėkim, ar tai yra vienetinis atvejis, ar visada lengva įrasti. Pabandykim antras. Biškai pavažiuojam į priekį. Laisvas, lengvai. Pirmas. Laisvas, lengvai. Wow. Gerai, šitas patinka, labai patinka. Bet kad variklis taip kaista, stovint ir visada įsijungia ventiliatorius ir kaitina man kojas ir klyną, nelabai patinka. Jo, tikrai dabar važiuoju mieste ir nekliūva man tas akceleratorius. Tikrai galiu labai natūraliai valdyti motociklą, atidaryti akceleratorių švelniai, palaikyti greitį, žodžiu, pagaliau. Garsas tikrai motociklo patinka. Net pasakyčiau, nėra labai daug to standartinio KTM varikliam būdingo metalinio caksėjimo iš variklio. Šiek tiek yra, bet nėra tiek daug, ar gal aš jau senai girdėjęs, bet atsimenu, kad mane labiau erzindavo anksčiau. Quickshifteriu permetant bėgius irgi gražiai pokšteli variklis, tai irgi patinka. Na, nežinau, kol kas mieste pirmieji įspūdžiai neblogi. Reiktų pabandyti dar, kaip motociklas pravažiuoja tarp mašinų. Šiaip jaučiasi ganėtinai toks didelis motociklas. Tai nėra labai ypatingai jauku važiuoti tarp mašinų, bet jo, viskas gerai. Na, dabar, manau, važiuokime į greitkelį, pasižiūrėkime, koks jausmas važiuojant šiek tiek didesniu greičiu. Na ir tada, žinoma, kaip adventure motociklui reikės šį išbandyti ir bekelį. Tai lekiam. Kaip matote, greitis 92-3 km per valandą, apsukos nesiekia 4000, turbūt bus 3500. Ir ganėtinai maloniai motociklas čia jaučiasi, vibracijų daug nejaučiu, tai kaip ir viskas neblogai. Deja, dėl šito nežinau, ar matysite, bet keliu ranką, dabar man praktiškai tiesiai ties akim ir jau jaučiu rankos viršui pradeda eiti srautas. Ir mano ūgiui tas srautas gaunasi tiesiai po adventure tipo šalmo snapeliu, kuris priverčia tą snapelį vibruoti. Ir jo, tai nėra labai geras dalykas. Bet bendrai paėmus visai patogu. Kitas dalykas, kad šis šoninis srautas ganėtinai stipriai eina į pečius. Tas labai gerai tokią karštą dieną, kai ventiliuoja ir aušina mane ir oras patenka į visus tos striukės kanalus, bet nežinau, kas būtų, jeigu būtų šalta. Aišku, tada gal būtų galima užsidėti deflektorius šiandien. Tai va toks variantas. Labai fainai, kad yra kruizo kontrolė. Tai
Labai patogu važiuoti ilgesnius atstumus. Beje, dar nepakalbėjau apie sėdėseną. Čia kaip ir galima tikėtis adventure motociklui, sėdėsena tikrai labai patogi, neutrali, neturiu kažkokių didelių pastebėjimų, viskas neblogai. Sėdynė, dabar jau pavažiavau šiek tiek ilgiau, galiu pasakyti, kad ilgesniam kelyje gali pradėti spausti. Nors jinai atrodo tokia kaip ir plati, bet tuo pačiu susiaurėja kažkur į viršų ir gaunasi, kad sėdi ganėtinai ant siauro tokio plotelio ir tada daug atramos tenka į vieną tašką. Tai nežinau. Reikia, aišku, ilgesnio išbandymo ir vėlgi, kaip visada, kaip antrą kartą sakau, jeigu norite pilnos apžvalgos, būtinai parašykite komentaruose. Pasidalinkite, kas domina, galbūt net užduokite kažkokių klausimų. Ir jeigu darysiu pilną apžvalgą šio motociklo, pasistengsiu į viską atsakyti. Na, dabar lieka išbandyti šį motociklą bekelėje. Taip kad važiuojam tenai. Gerokai didesnis motociklas jaučiasi negu Dual. Nenuostabu, aišku, bet reikia pasakyti, kad Dual buvo... Oi, kaip slystelė. Toksai molinas paviršius ir šitos padangos yra ypatingai netinkamos tam. Jos tokios žvyrui, kietesniam kažkokiam, bet tokiam moliui nelabai gerai. Tai dabar net nežinau, ar rizikuoti šitą kalną važiuoti, ar ne, nes jeigu ten taip šlapia, gali būti nekaip. Nu, bandykim, gal ir važiuosim. Ne, blemba, labai slidu. Ganėtinai baisu. Labai nenorėčiau numesti tokio motociklo dabar, pavyzdžiui. Ir šiaip dėl to, kad jis labai sunkus. Ir prie viso to dėl to, kad labai karšta. Gerai, atsistojus, kol kas atrodo jausmas visai neblogai. Pabandykime važiuoti kiek įmanoma lėčiau. Balansas ganėtinai lengvai laikosi ant motociklo, turiu pasakyti. Vienintelis dalykas, ką aš jaučiu, netgi ir gatvėje, kad kažkaip slow compression vadinamas dalykas, tai yra, kai motociklas ne per kažkokį staigų bamsą suamortizuoja, amortizatorius sujuda, bet kai lėtai pakaba juda, tai tarkim, stabdant, ar ne, švelniai stabdant. Man motociklo priekis šiek tiek atrodo lėtai stabdant, per daug neria į priekį ir tas biškį keičia motociklo geometriją, jo valdomumą, tada jis mažiau prognozuojamas būna. Norėčiau, kad jisai turėtų biškį daugiau to vadinamo hold up, kad taip stabdant su priekiniais stabdžiais jis iš karto nenertų. Bent jau ta pradinė dalis kažkokia. Aišku, gal tada būtų labai per kietas, tai čia visada yra kompromisai, kuriant važiuoklės ir jų nustatymus. Na, o dabar važiuokim iki kokio žvirkeliuko. Jo, ten, kur biresnis tas paviršius, tai jaučiasi, kad tos padangos nėra tam skirtos. Jo! Nu jo. Net truputį pamečiau žodžius. Jo. Wow. Ta galia šitam žvyrkelį jaučiasi. Ten ant kiekvieno posūkio vos davus aštriau
Gazą praktiškai bet kurių bėgių tas galas yra pasirengęs pabėgti. Wow, vizgina motociklas uodegytės, stipriai. Taip pat važiuoklė labai gerai jaučiasi. Aišku, čia nėra didelių duobių. Bet tikrai labai neblogai jaučiasi. O, šitas buvo geras driftas. Nice, labai patiko. Jo, kol kas daro įspūdį šitas motociklas šitoje aplinkoje, nes labai komfortiškai jaučiuosi važiuodamas ant to žvyrkelio. Tas smulkios tos duobutės nei kiek neerzina, labai gerai tvarkosi motociklo važiuoklės su tom duobutėm. Žodžiu, jo, puikiai. Vienintelis dalykas, baisiai kaista ta dešinė koja, apačia ties blauzda, nu labai stipriai, tai nežinau. Sprendimas turbūt būtų išimti tą katalizatorių, nes būtent tenai po koja ir yra jisai, tai jisai turbūt ir kaista. Pabandykime, gal šitam keliuke bus daugiau dabyčių. Nežinau, kol kas taip gerai atrodo, pakaba sudirba. Aišku, reikia pasakyti, kad motociklas nesijaučia ypatingai lengvas. Ta prasme, tu jauti, kad tu tą didelę masę čia per tuos keliukus valdai. Nesakau, kad jinai nesivaldo ar kažkaip, bet tas pojūtis jis išlieka ir nedingsta, kad tai didelis motociklas. Jo, bet bendrai paėmus tai labai neblogai. Vėlgi, pirmieji įspūdžiai, tai lyginu su motociklu, su kuriuo važiavau prieš tai, ar ne? Ir tai buvo CF Moto Dual. Ir aš jau važiuodamas ten jaučiau, kad ta važiuoklė kažkas ten su priekiu yra negerai ir jisai veikia taip, sakykime, nelabai maloniai ir turi tam tikras ribas. Tai su šiuo motociklu aš to nei kiek nejaučiu. Atrodo, kad man reikia dar kažkokio blogesnio kelio, kad surasčiau šito motociklo ribas. Tai tas smagu, kad, žodžiu, tas parodo, kad ta priekinė važiuoklė yra žymiai geresnė bent jau už CF Moto Dual. Bet aišku, tai yra visiškai kita kainų kategorija, visiškai kitokios kategorijos motociklas. Tai net manęs tai labai ir nestebina. Atsistojus stovėti visai patogu. Keliai mano motociklą suspaudžia tiesiai ties sėdynę, tai ganėtinai minkštai, bet to pačiu yra nemažai sukibimo ir visai tvirtai jaučiuosi į motociklą įsikabinęs, kai atsistojęs jį suspaudžiu. Stabdo irgi labai neblogai, aišku, stabdant pasijaučia kokio dydžio tai yra motociklas. Akceleruoja turbūt geriau negu stabdo. Na ir kitas dalykas, tai tikrai all terrain, išsijungia abudu stabdžiai ABS, nes pajaučiau, kad priekinis ratukas lystelio agresyviai stabdant, tai žodžiu kontrolės yra daug. Taigi, pirmi įspūdžiai su CF Moto 1000 MTX motociklu. Kas nepatiko? Pirmiausia, nežinau, ar esu fanas tos rankenėlės, kaip ir fainai, bet kažkas man joje iki galo nelimpa. Galbūt tiesiog reiktų priprasti. Kitas dalykas, quickshifteris žymiai geriau negu anksčiau, bet vis dar turi problemų. Na ir trečias ir turbūt labiausiai man užkliuvęs dalykas, tai yra tas karštis prie dešinės blauzdos ir jau kai įsijungia ventiliatorių, jeigu stovite ypač prie sankryžos, pučiantis karštą orą tiesiai iš šlaunies į tarpkojį. Kas patiko,
pagaliau CF Moto padarė gerą tikslų akceleratorių. Tikrai šiam akceleratoriui jau aš neturiu priekaištų ir su juo tikrai malonu važiuoti. Kitas dalykas, motociklas tikrai komfortiškas, patogiai ant jo sėdisi, patogiai važiuojasi, labai gerai valdosi posūkiuose asfalte, taip pat suteikia pasitikėjimo bekelė. Aišku, tai nėra labai aštrus bekelės motociklas, vis tik tai svoris jaučiasi, bet važiuoti, keliauti, nuotykiauti, kažkur turistauti ir pamatyti kažkokių dalykų, jo pilnai pakaks. Mano tokie pirmi įspūdžiai, na, o jeigu jūs norite pamatyti pilną apžvalgą, būtinai parašykite komentaruose. Jeigu patiko video, žinoma, paspauskite like ir pasubscribinkite. Bet prieš pabaigą dar sakiau Instagrame, kad užduotumėt klausimus. Ir vienas klausimas buvo jau toks, kurį atsakiau. Tai yra, ar motociklas kaista, ir taip, jisai kaista, ir taip ventiliatoriai įsijungia ganėtinai dažnai. Tai ačiū už klausimą, o jeigu jūs norit nepraleisti galimybės užduoti klausimus apie kitus motociklus, tai pasiekite mūsų Instagrame arba Facebook'e ant 2 ratų. Iki!